Labas vakaras, Lietuva. Taigi keičiantis sezonui keičiame drabužius, bet ar kada nors susimąstėte, kad keičiantis sezonams reikėtų pakeisti ir patalynę, ir ne tik antklodės ar pagalvės, bet pavyzdžiui net ir apvalkalus, užvalkalus pataliniai. Tai apie tai plačiau kalbuosi su Dovilė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai tiesa, kad reikia keisti keičiantis sezonui ir patalynę, ir į ką reikėtų atsižvelgti tai darant? Jeigu mes rinksimės patalynę, antklodės, tai visų pirma turi būti standartiniai išmatavimai. Viengulių antklodžių yra standartiniai išmatavimai 140 ant 200, dvingulių yra 200 ant 220, pagalvių 50 ant 70. Jeigu jūs turėsit būtent tuos išmatavimus, tai jūs rasit patalynę savo ne tik internete, bet ir užėję į bet kokį prekybos centrą. Tada antklodės keičiam pagal tai, koks yra sezonas. Tai gali būti plonos, tai gali būti storesnės antklodės. Pagalvės keičiam pagal tai, kaip yra žmogui patogu. Dabar yra skirtingi audiniai. Tarkim, yra 100% medvilnė. Ką ne visi žino, kad 100% medvilnė gali būti iš skirtingų audimų. Tai yra drobinis, satininis, premium satinas ir jie yra iš tos pačios medvilnės, tačiau jie kitaip atrodo. Tai yra drobės variantas, kuris yra šiurkštesnis, kuris yra toksai kietesnis, su kiekvienu skalbimu jisai minkštėja, tačiau ir jis galima skalbti aukštesniai temperatūrai, tačiau jisai vis vien toksai yra gana šiurkštus. Sekantis variantas tai būtų dabar linas. Linas yra toksai natūralus, taip pat irgi produktas, kuris, taip sakant, visą laiką yra slankėjantis ir sunkiau jį šiek tiek prižiūrėti. Standartinis satinas tai yra taip pat iš 100% medvilnės, jo TC yra 220. TC tai yra siūlų tankis kvadratinėme colyje. Jisai yra labai švelnutis, jisai yra labai toksai minkštutis, jisai turi prabangų tokį žvilgesį ir labai malonus iš tikrųjų kūno prisilietimui. Ir dabar yra panašus premium satino audinukas, ką taip pat žmonės kartais maišo. Jisai skiriasi tuo, kad čia yra 300 TC. 300 siūlų kvadratinėme colyje. Pats audinukas yra ypatingas tuo, kad jisai yra minkštesnis negu standartinis ir net šiek tiek plonesnis negu standartinis. Tai gerai, tai dabar pasirinkimas, kad ir šitų 4, ar ne? Tai vasarai, ką jūs rekomenduotumėt, kai dar yra šilta, ganėtinai šiltos naktis? Populiariausias vasarą audinys yra linas. Jisai yra labai natūralus, jisai yra kvepuojantis ir jisai toksai visiškas vasaros audinukas. Dabar, kodėl irgi neparodžiau jums, tai yra bambuko audinys. Bambukas turi labai nemažą panašumą į šilką. Jisai yra tausojantis plaukus, taip pat labai puikiai tinkantis, apsaugantis veido odą, tai yra nesugeriantis kremo, bet skirtumas pagrindinis yra tas, jog jisai yra dar švelnesnis negu pats šilkas. Vat, šiek tiek aš jums gal šiek tiek ištrauksiu, parodysiu. Šilkas yra kiek standesnis, taip pat blizgus, taip pat minkštas, bet vat, bambukas turi dar tokią savybę tokio labai mielo prisilietimo. Lietuviai dažniausiai renkasi, ne tik lietuviai, satino, tai yra medvilnės patalynė. Drobės, kurie nori tokio kietesnio, šiurkštesnio audinuko, arba satino audinukas, kuris yra toksai universalesnis. Taip, dar pas jūs yra ir spalvos, net ir raštai skirtingi. Ar tai iš tikrųjų turi ir daro įtaką mūsų miegui, jo kokybei? Miegui ir kokybei įtakos nedaro. Tai daro įtaką nebent vizualiai, kaip atrodo pats kambarys, kaip atrodo miegamasis ir kaip žmogui yra patogiau ir jaukiau ir mieliau. O kaip išsirinkti tas užvalkalus patalynės, kad jie tikrai tarnautų ne vieną sezoną, o būtų ilgiau? Visų pirma, tai audinys turi būti natūralus, jame neturėtų būti sintetikos priemaišų, kadangi sintetika, jeigu mes audinyje turėsime bent 10% sintetikos, jisai greit pradės burbuliuotis, atsiras tokie labai nemalonus burbuliukai, kurie tą miegą tokį sujauks ir jisai taps labai nemalonus. Tai reikėtų tiesiog rinktis, kad audinys būtų natūralus. Taip, ir kokios tendencijos yra šiuo metu? Ar vyrauja jos mados tam tikros tiek audinio, tiek raštų spalvų? Įdomus dalykas tas, turbūt, kad kuo daugiau, tuo dažniau vyrai būtent perka patalynę. Anksčiau, sakyčiau, 90% mūsų klienčių buvo moterų. Dabar kokių 40 klientų jau yra vyrų. Taip sakant, vyrai tapo savarankiškesni, net ir įsigijant patalynę. O tendencija turbūt yra tokia, kad
žmonės labiau mėgdavo anksčiau spalvotus, tokius raštuotus įvairiausius audinius. Dabar kuo toliau, tuo labiau žmonės pamėgsta vienspalvius. Jie yra tokie neutralesni, galbūt lengviau yra pritaikyti prie interjero, galbūt tokie solidesni, kaip kažkas vienas man klientas irgi sakė, būtent tie vienspalviai tokie audinukai.